Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ką tik pasidalijo įrašu, kuriame teigia, kad telefonu kalbėjosi su prezidentu Putinu dėl taikos susitarimo Ukrainoje. Nors detalių jis pats neskelbia, tačiau jo gynybos sekretorius komentuodamas pasakė, kad Ukraina nebus priimta į NATO ir nesusigrąžins 2014 metų sienų. Nors oficialus susitarimas dar nepasiektas, bet tai reiškia, kad šios nuolaidos Rusijai susitarime bus. Pridėkime dar sankcijų panaikinimą ir Rusija gali švęsti pergalę. Rusija oficialiai bus pripažintos Ukrainos dalys, taip pat Ukrainai nebus suteiktos jokios rimtos saugumo garantijos. JAV gynybos sekretorius minėjo apie Europos ir ne Europos karių siuntimą į konflikto zoną, bet realistiškai mąstant, Europos šalis nei turi, nei nori, nei gali siųsti į Ukrainą 150 000 karių. Taigi nebent Ukraina gautų branduolinį ginklą, tokios saugumo garantijos yra nieko vertos. Rusija gaus progą atsikvėpti ir netrukus pratęs savo karą prieš Ukrainą, o Ukrainai tai yra mirties nuosprendis, kadangi ši šalis ne tik prarado daug karių kovose, bet didesnė dalis jos produktyvios visuomenės išvyko svetur. Tad nepasiekus tikros tvarios taikos su Rusija, sunku įsivaizduoti, kaip tie žmonės galėtų grįžti ir kaip Ukraina galėtų atkurti savo sugriautą ekonomiką, nesant deramai apsaugai nuo Rusijos. Sugriauta ekonomika ir verčia žmonės emigruoti, o dar pridėjus beveik nulinį gimstamumą, Ukraina tiesiog fiziškai nustos egzistuoti. Tačiau Europai to pasekmės bus ypatingai skaudžios, kadangi Rusija turi 220 kovai tinkamų brigadų, tuo tarpu Ukraina turi 110, o Europos šalis kartu su Jungtinių valstijų kariais Europoje teturi 82. Taigi be Ukrainos, Europos ir Rusijos jėgų santykis būtų 1:3. Tas pats pasakytina ir apie karinės pramonės pajėgumus. Taigi susidaro idealios sąlygos kilti trečiajam pasauliniam karui, kur stipriai militarizuota Rusija įsiveržtų į silpną ir degradavusią Europą. Europos šalims Donaldas Trumpas iškėlė reikalavimą skirti bent 5 procentus gynybos finansavimui, bet procentai čia nelabai padės, nes Europa išardė visas savo socialinės struktūras, tokias kaip šeima, tauta, religija, kurios ruošia pasiaukojančią ir kovoti norinčią visuomenę. Moderni leftistinė santvarka yra apskritai nusiteikusi prieš vyriškumą ir daug jaunų vyrų net negali susirasti savo poros. Ir apie tai mes galbūt išsamei pakalbėsime kitame įraše. Taigi didelio intereso kovoti už dabartinę santvarką jie tiesiog neturi. Ir Europa susiduria su tuo, kad tiesiog trūksta žmonių, kurie norėtų tapti kariais. Tačiau paties Trumpo laikysena taip pat nežada nieko gero. Jo noras kuo greičiau bet kokiamis sąlygomis užbaigti karą Ukrainoje rodo, kad arba jam Europa yra tiesiog neįdomi, nes jis žiūri į Europą kaip į silpną atsiliekantį žemyną, kuriame nėra nieko vertingo, arba dar blogiau, jis mato Europą kaip tiesiog priešą. Užuominų matome, kai Trumpas kalba apie prekybos karą su Europa, arba nori atimti Grenlandiją iš ES narės Danijos. Taip pat Trumpas reikalavo iš Ukrainos susimokėti už karinę paramą retųjų metalų iškasenomis, ir kai kurie apžvalgininkai siūlė Zelenskiui perpirkti Trumpą, mainais jam siūlant Ukrainos resursus. Bet kadangi vertingiausi iš jų yra okupuotose teritorijose, tai Trumpas gali dėl to susitarti tiesiogiai su Putinu. Taigi Amerika tokiu savo elgesiu oficialiai užbaigė neoliberalią pasaulio tvarką ir mes grįžtame prie stipresniojo teisės. Dabar turėsime sukurti labai pajėgią kariuomenę ir visuomenę, savigynai ir ne tik. Ateityje aš parengsiu daugiau įrašų šiomis temomis ir ačiū žiūrėsiems iki